천지투성이 hands are trembling right now, right now. Deep blue water sea, afraid of jumping in right now, right now. 한 발을 내밀었어, 걱정이 많이 있어. It's a bit of love, yeah. It's a little tough, yeah. 담배를 물고 있어. Taigi, sveiki visi, sveiki atvykę į naują Vaitelių kelionę. Šiandien sumąstėm nuvažiuoti į Taliną, į Estijos sostinę. Skiriam Talinui 1,5 dienos, galim sakyti. Tai dabar yra 5 valandos vakaro, tai dar mums reikia dasigauti iki viešbučio, reikia prisičekinti ir tik tada galėsim išeiti į miestą. Tai šiandien dienos jau kaip ir per daug nebėra. Tai realiai rytoj visą dieną turėsim čia, rodo nelabai kokį orą, bet... Tai va, čia laukia Aistė, gali pasisveikinti su žiūrovais. Taip, aš kupranugaris, Kupranugaris, 2 lagaminukai. Šiaip tiek mum į kelionę nereikėjo, bet kadangi mes atskridom originaliai į Lietuvą 3 savaitės savo vasaros atostogom, tai pasiėmėm daugiau daiktų. Bet jos dabar teks įstampytis, kadangi namo dar nebuvom grįžę. Pirmieji įspūdžiai iš Talino tai yra nemažai apleistų pastatų, daug rusų, bei nemažai ir modernių pastatų. Nu va, dasigavom iki centro. Žodžiu, norėjom imti tramvajų, bet sakėm, laiko daug užgaišim, tai Boltą pasiėmėm, su mašina atvažiavom per 5 minutės. Ir dabar ieškom savo viešbučio, pačiam centre yra. Žodžiu, toks tas kambariukas. Jo, tai čia nieko neypatingo. Stalas, lova, pasidėti, daiktam biškį susidėti. Čia va, pasikabinti. Nu, kilimas va toks. Ir čia va per langą toks va skveras, tokia mini gatvė kažkokia siaura. Čia va duris pradarytos, čia gal rūko, čia firma kažkokia ir nežinau. O ten va senamiesčio kamputis. Aišku, vieta gera. Viešbutis nėra prastas, bet jau kai įėjom į vidų, jautėsi toksai biški kvapelis, toks parūgęs kvapas, gal čia ilgai nieko nebuvo, tam kambarį uždarytas langas buvo, gal tiesiog prirūgo taip pat. Bet gyventi galim va. O čia va taip tualetas atrodo, tualetas, plytelės. Bet kas keisčiausia, vonia yra, šiaip vonios nebūna dažniausiai. Ir čia kažkoks keistas džiovintuvas. Atrodo kaip telefonas. Pasidedam daiktus, susirūšiuojam ir kol dar šviesų keliaujam į miestą. Pliusas birželio mėnesių yra tas, kad temsta tik tai 10 vakaro. Nu va, išlindom į lauką. Čia va kaip atrodo viešbutis iš lauko pusės. Aistė dabar žiūri, kur yra artimiausia Rimi parduotuvė, ne? Taip. Čia dirba parduotuvės, bet to iki 23 valandos, kaip ir Lietuvoje. Parduotuvės, maisto parduotuvės tokios pačios kaip Lietuvoje. Rimi, Maxima ir taip toliau. Čia va mūsų langas, bet to matos, va. Antas? Jo. Ko čia ieškot, ponė? Arbatos. Ko? Arbatos. Daug panašių prekių, kur Lietuvoje yra. Tupla šokoladukai. Pasižiūrėjom biškį estų kalbą pagrindinius žodžius, tai labas rytas ir tere, humikust, labas, hai arba yra tere, vivikasti yra viso gero. Labai skirtingi žodžiai nuo lietuvių kalbos. Labai panašiai kalba, bet to kaip suomiai iš to jų, kaip kapoja tos žodžius, tas dialektas, grinai suomių dialektas. Bet dar daug žmonių nesitokiam, kurie kalbėtų estiškai. Nu, aš tik girdėjau, kaip kalbėjo. Šiaip labai daug rusų, jo. Biškiai apsipirkom, eisim pavalgyti iš parduotuvės. Biudžetiškai. Taip. Pavalgėm, užvalgėm. Dabar turim be 15:07, tai kokias geras 2 valandas paslampinėti, tai einam dabar į tokį kvartalą, kuris anksčiau buvo industrinis kvartalas. Buvo labai daug firmų, įmonių, tos firmos kaip ir užsidarė, bankrutavo ir iš jo padarė tiesiog restoranai, barai, va visokie.
kažkas va į tą pusę, tai pažiūrėsim. Nu va, čia jau skaitas kaip ir kvartalo pradžia. Va čia tokie senoviniai pastatai dar palikti iš industrijos laikų, kai gamino čia kažką. Senovinėse pastatuose va, parduotuvės padarytos. I got high hopes. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Maybe I'm crazy. Nu ir ką galvoti apie šitą industrinį rajoną? Estija į Taliną investavo tikrai didelius pinigus ir šitą rajoną padarė super modernų. Čia buvo iš tikrųjų tik apleisti pastatai, apleisti fabrikai ir taip tiek daug pinigų suinvestuoti, padaryti, kaip ir matėm, viešbučiai, parduotuvės, apsipirkimo centrai, kavinės, restoranai, padaryta vaikams žaidimų aikštelės, muzika skamba, visur dekoras. Likom iš tikrųjų nustebę, kad Latvijai, lietuviai tokių irgi nelabai turi. Maybe there ain't nobody. Na va, išėjom iš turistinio kvartalo. Vis man aš taip vis galvoju, reikės, sakau, pasižiūrėti dar internete. Čia, kiek čia pinigų sukišta yra į šitą visą projektą. Žiauriai gražu. Einam biškį pasivaikščioti link uosto, pasižiūrėsim, kadangi rytoj būsim Talino centre, vaikšnėsim po Taliną po visą senamiestį. Dieną po to plauksim su laivu į Helsinkį, į Suomiją, bet bus kitas video. Pirmosios bėdos kelionės, o aistė įkando kažkas. Bet toks didelis žiūrė. Aha. Ryte nebuvo. Kur autobusai? Tai atėjom čia prie uosto, va tenai jau ir keltas yra kažkur, kur kelia į Helsinkį ir į Stokholmą. O ten visi aukštieji pastatai, bankai dažniausiai va. Jo, iš tikrųjų labai geras vakaras, tai kas būtų pagalvoję. Mes galvom šiandien vakare reikės viešbutį prasėdėti, nes labai prastas oras. 'Cause I got high hopes. Aš nežinau, kaip iš čia turi pasikelt. Kažkas paspaudžia mygtuką gal? Na, čia va kyla, o matai. Čia Nu, užsidaro. O čia turbūt šita dalis pasideda ant žemės gal. Va, su Aiste kaip tik sakėm, kaip čia jis atsidaro, tai dabar va atsidaro. Jis pasisuka. Jis tiesiog pasisuka, matai. Kas gero. Dėl tokio va laivuko, sako, atidarom tiltą. Nu, o ką darysi? Nesvarbu, mažas, didelis tiltas, tiek reikia pastumti šoną. Čia va pačiam uoste padarytos vaikų žaidimų aikštelės. Pas mus Klaipėdoj biški taip yra, bet vis tiek kažkaip yra. Čia va kaip per lėktuvo terminalą praeini tą kalidurį, įlipi laivą pro čia ir čia išplaukia. Iš Kišulys dar Estija yra, tai mūsų laivas plauks į kairę ir va toj pusėje yra jau Suomija. Tai dabar, žodžiu, einam prie C terminalo. Čia kruiziniai laivai švartuojas. Jo, ir čia yra toks parkas padarytas grinai ant jūros kranto. Ten va įėjimas draustinas. Čia va tokiais keliukais į viršų užkeliavom. Čia realiai restoranas yra geras padarytas. Va, čia tas restoranas vadinasi Ocean 11. Pats kamputis yra. Ir čia gali va atsisėsti viršų. Arba čia atsigerti kapučian. Arba kažko stipresnio. Bubble tea. O ir tu nori eit pažaisti. Aš per didelį. Gaila. Čia gali atsisėsti. Čia gali akmenis į žmonės mėtyti. Atrodo, čia niekaip galo nėra. Jau galvom, čia užsibaigs. Ir einam. Jo, čia aš nežinau, kokį ratą apėjom jau nuo pat tenai. Nu, čia vien soliukas. Visas. Ilgiausias soliukas. Tokio ilgio. Net sakau, moderniai padaryta, va šiukšlinės. Atsisėsti visur. Gražiai. Jo, čia gali 1000 žmonių sėdėti. Pagaliau užsibaigė. Čia ratas iki ten. Va pats galas. Aistė čiaudi ir žiovauja.
Nu va, žodžiu, sumąstėm atsisėsti. Ocean 11 ir užsisakėm kokteilius. Čia yra Moscow Mule, tipinis standartinis Aperol Spritz. Nu, į sveikatą. Kokteilis be šiaudų. Išgėrim kokteilius, dabar žiūrim saulėlydį, einam palei krantą. Labai geras oras, Vilsonas dar po maikutę. Aš dar užsidėjau kažkaip tiesiog. Čia va, tą parką užėjom, kai saulėlydis dabar šviečia. Prieš einant namo, sako pasižiūrėti, o vandenį patikrint ar šiltas. Čia vanduo biški su dyzeliu suteptas yra. Kaip tau šita spalva vandens? Gundo eit maudytis, ar ne? What is wrong with me? Jo, šitie ir plasmasiniai, aš net nebūčiau pagalvojęs. Ai, ne, čia tikri. Čia va plasmasiniai rupūžiokai. Galiu vartyti kaip nori. What is wrong with me? Keliaujam po biškį namo, atsisukam ten, sakom, negražus debesėliai. Ne, tikrai negražus debes, matėm žaibuoja tenai. Bet iš tikrųjų koks skirtumas, jeigu miegosim, tai gali užeiti tie žaibai. Tai mums nėra labai jau taip svarbu. Don't know why. What is wrong with me? Gerai, tada tai taip dieną vat ir užbaigiam. Jau yra 10:30. Ir susimatysim rytoj taip pat šitame pačiame Taline. O su jumis susitiksim už poros akimirkų. What's wrong with me? Labas rytelis. Antra diena Taline. Eisim pavalgyti, esam pusryčius išsipirkę viešbutį, tai pažiūrėsim, kokį biufė pasiūlys. Miegojom visai neprastai iš tikrųjų, lova žiauriai minkšta. Bus kažkur apie 20 laipsnių šilumos, tai dar gerai. Tai ką darysi, orų neužsisakysi, kaip sakant, viešbutį gali užsisakyti, orų neužsisakysi. Pažiūrėsim, ką viešbučio biufė gali mums pasiūlyti šiandien ryte. Nu, atėjom prie pusryčių meniu. Čia kiaušinienės. Nėra labai didelis pasirinkimas. Kas čia yra? Čia kiaušinienė. Dviejų biškį grybų su koše. O čia va silkės pusryčiam, šprotų. Estai mėgėjai silkį ir šprotus valgyti pusryčiam. Čia gerai atrodo tas 2 dešrelės įriekšti. Išsiruošėm į lauką pagaliau. Visą valandą laiko lijo, tai pralaukėm viešbutį, sakom, kol nueis debesis. Dabar debesis nusislinko į šoną. Saulė išlindo. Einam link turgaus, Talino turgaus, labai didelis turgus, pažiūrėsim, ką ten įdomus pamatysim. O kam jūs taip šiltai apsirengėt ir skėtį pasiėmėt? Ai, lis dar šiandien. Bet saulė šviečia. Netgi debesų nebliko aist. From the moment you step off the plane, you'll be greeted by a tropical breeze. Imagine your toes in the sand. Čia vat prie mūsų miesto yra įėjimas į senamiestį. Čia buvo toksai tiltukas dar. Čia yra įvažiavimas į senamiestį, pagrindinis bokštas. Ir aplinkui visą miestą eina šita siena tokia. Labai daug kur gali užlipti viršų į bokštelio arba palei sienos viršų pasivaikščioti. Šitas gėlių pardavėjas irgi aš nesuprantu čia. Vakar 11 vakare dar vis gėlės pardavinėjo 11 nakties. Čia atėjom prie pagrindinių vartų iš antros pusės Talino. Šitie vartai buvo labai ypatingi, kadangi čia iš uosto visi važiavo tiesiai į miestą. Va, atėjom į bažnyčią. Vėl laukia kelias į viršų. Prašom.
Tara. Aistė užlipus. Grožės vaizdais. Visas senamiestis. Matos ko geriausiai. Šitos bažnyčios bokštas yra 124 metrai. Palikti reikėjo tikrai nemažai. Palyginus, kiek esam lipę į kitus bokštus. O čia va panorama atsiveria. Čia va irgi stovim. Čia va ta bažnyčia, kur dabar esam. Ten vakar buvom, ten jiem, ten va kokteilius gėrim. Iki pato galo iš čia neatrodo, kad labai toli. Čia va visas senamiestis iš viršaus. Ten biški yra dangoraižė, o ten yra pilis. Saulėkė kepina, tai žiauriai. Ypač čia ant bokšto, kai esi, bet vėjo šiandien irgi nėra. Ryte taip gerai nulijo, bet viskas jau išdžiuvo. Bet to čia bokštas nesibaigia, bokštas eina tolyn. Nu, kaip bokštelį vertintumėt? Nesimato. Ar rekomenduotum seniem žmonėm? Ne labai, nes labai status. Visiškai ne. Va kaip atrodo. Nu, iš apačios, kai žiūri, neatrodo taip aukštai, bet visgi laiptelių buvo. Visgi bažnyčia virš 100 metrų. Nėra tiek ir mažai. Na va, atvykom prie Talino pagrindinio turgaus. Taip va atrodo įėjimas. Nuo 93 metų tik tai. Dar gana jaunas turgus. 30 metų tik tai. Nori arbūzo? Kaip valgysi? Ką? Kaip valgysi? Skaniai. Kaip ir praeitais metais Latvijoje, taip ir šiais metais žirnių nusipirkom. Buvo žirniai iš Estijos, bet jie žymiai minkštesni, čia iš Italijos. Bet to žirnių rūšis vadinasi varškė. Ką čia turi asocijuoti su žirniais? Žiūrėk, kokie dideli. Ne, mažiukai. Ne. Pirmą kartą šiais metais žirnis. Sakai, estiški kažkodėl blogi. 12 eurų. Labai sustraukia buvo. Čia va kas dar sakė, kad nėra senų rusiškų malino mašinų, va. Galit nusipirkti. Šiandien yra sekmadienis. Turgus tuščias. Geras oras, žmonės nevaikšto po turgų. Primena Šilutės halę. Mėsos, žuvys, pyragai. Viską kas skaniausia. Man šitas turgus daugiau primena Akropolį. Ne, Akropolis prasčiau. Čia ir turgaus Akropolis. Yra daug vietų tokių padaryta, kur nusiperki valgyti ir bendros erdvės, kur gali pavalgyti. Čia atėjom į parką tokį, kur yra gynybinė siena. Čia va bokštai va matos. 1, 2, 3 bokštas. Ir va čia eina palei sieną. Visiškai pasivaikščiosim palei miesto sieną. Atėjom iš tos pusės. Iš ten atėjom. Žmonių nedaug, visur kur eisi, nėra žmonių. Ryte biški gidų buvo, bet nėra per daugiausiai. Aš kaip supratau, rato nepadarai, ne? Ne. Čia va į vieną iš bokšto atėjom. Toks va stogas. Medinis. Tokia erdvė, ne? Kaži ką čia laikydo. Šovinius visokius. Čia aš galvoju, kad čia galim lipti. Bišpa jau porą laiptelių žiūriu, kad viskas užkalta tenai. 1942. Čia irgi lubos buvo, man iki galvos. Normaliai. Oi, kodėl jūs mane atidarė čia? Aš ant tualeto ramiai pasidėti norėjau. Karaliaus kakis krenta visą žemyn. Čia mano bokštai ir pilis matos. Ten žmonių minė. Dabar bandysim į pagrindinę pilį čia užlipti. Tenai praėjimas į viršų buvo uždarytas, nes rekonstruoja kažką. Tai bandome eiti į tą pusę. Ten toj pusėje yra apžvalgos platforma. Tai gali tenai gerą vaizdą matyti. Pilies kompleksas su skirtingais pastatais. Nu va, šiaip ne taip užkilom ant pilies komplekso, čia mes dabar ant kalno esam. Ir čia visi skirtingi pastatai, žodžiu, skirtingos reikšmės. Matėm netgi Kanados ambasadą. Čia ir bažnyčia, ir ten toliau bus pilis. Va, sveiki atvykę į populiariausią Talino vietą, į apžvalgos platformą. Va,
Realiai daug matyti negaliu, o čia ir vien medžiai, čia yra biškis senamiesčio kampas, ten Baltijos jūra, uostas ir čia statybos darbai, kažkaip galvau daugiau pamatysiu. Čia va, filmavau tą platformą iš to langelio. Kas čia per pastatas, pasakykit? Čia sėdi ministras pirmininkas su savo ministrais ir diskutuoja statymus, ką priimt, ką atmesti. Vaizdą per langą, kai matai, tai priėmė visokias nesąmoningus. Ne, nu tai kaip tik atsipalaidavę per langą žiūri. Jie sėdi savo kabinetuose ir žiūri į savo miestą. Nemažai čia turistinių grupių atvažiuoja, vat irgi pasako istorijas. Na va, ponios ir ponai, dabar dar viena apžvalgos aikštelė. Čia biški toks vaizdas matos. Prieš tai buvom tenai, dabar esam daugiau iš šono. Ponios ir ponai, trečioji apžvalgos platforma. Žodžiu, matėm, ten buvom ir dar toj pusiai, dabar esam toj pusiai, dar nebuvom toj pusiai. Tai kaip tau tokia apžvalgos platforma? Čia nedaug žmonių. Nedaug žmonių, čia nėra tokia populiari. Pagrindinis įėjimas Estijos parlamentą. Kameros jau filmuoja, va čia mane. Ką jūs norit? Čia internete rašo, kad yra pilis, bet yra kaip ir parlamentas, bet priėjus prie pat galim pamatyti, kad pilis sujungta su parlamentu. Čia va tas bokštas ir čia sujungta su parlamentu yra. Čia toks sodelis padarytas. O šitas bokštas, kur yra sujungtas su parlamentu, 1370 metais buvo pastatytas ir 15 amžiui atrestauruotas. Hermano bokštas. O čia gražioji ortodoksų bažnyčia. Rusai didžiuojas tokią bažnyčią turėdami Estiją, kadangi rusų čia yra 80%. Jeigu rimtai, tai ne 80%, bet nemažai. Daug pasiliko gyventi iš nepriklausomybės. O nepriklausomybės. Tai dabar užeisim į viršų, pažiūrėsim, kaip atrodo iš vidaus. Iš išorės įspūdingai, visi fotkina, va, visi džiaugiasi labai. Kokios nuomonės? Kvapas nelabai. Smilkalų kvapas man nepatinka. Nebuvo smilkalų. Nu, bet nematai rūko bažnyčių. Čia ant kalno viena ambasados, ten ambasada, matėm visokių skirtingų. Čia va, pavyzdžiui, Vokietijos ambasada. Ukrainos vėliava taip pat puošia Vokietijos ambasadą. O kas ten tokia slepiasi iš po mašinytės? O kas čia tokia slepiasi? Taškuota boružė. Taškuota. Pabalus. Va čia į muziejų atėjom. Čia jeigu nori dantis gali išsiplauti. Tokios kriauklės rusų laikais būdo. Laiptai, laiptukai. Jo, tai čia gynybinė siena irgi buvo. Bokštų bokšteliai, sienos sienelės. Prieš kiekvieną lipimą aistras pagalvoja, apsimoka lipti ar neapsimoka. Čia gali nusipirkti kokį vagą, atsigerti ir atsisėsti. Visai fainiai. Tikiuosi neužklups mūsų žaibukas, jeigu kyla vėjukas. Čia atėjom į slaptą vietą, kurios nieks nežino. Iš tikrųjų, čia nėra labai populiari vieta. Užkampis biški toks parke. Nuo viršaus galima matyti miesto kamputį. Va, čia su pagrindinė aikštė. Čia kryžius, kuris simbolizuoja nepriklausomybę Estijos ir karą. Ten kažkas su Ukraina bendro susiję turbūt.
Atvykom į Rotušės aikštę pagrindinę miesto ir kaip tik užėjo debesis, pradėjo lynoti. Tai žmonės tokie visi kažkokie keisti, negražūs debesis. Nu, bet neatrodo labai baisiai iš tikrųjų. Va kaip Rotušė atrodo. Labai senas pastatas, irgi jau 13 amžiui pastatytas. Restoranėliai visokie va. Ką jūs prie Rotušės darot? Prie žiūrkių namų. Ieškau, kur jie. Tai va, daug kur gintarą pardavinėja irgi kaip ir pas mus panašiai, kadangi Baltijos jūra, žemi gintarų yra. Ten Trojka, ten yra rusų restoranas, gerai vertintas. Čia gali atsisėsti, atsigerti, pavalgyti. Nu kaip visur. Pagrindiniai aikštėje visada yra pilna restoranų. Čia priėjom prie senovinės vaistinės. Čia buvo viduramžio vaistinė, nuo viduramžių laikų. Taip atrodo va viduj. Viskas senoviškai, vaistai sudėti ten va. Čia šiaip nedirba, šiandien sekmadienis tai nedirba. Tai paprastai neįeisi 2 eurų. Jeigu nori vaistinį, neįeiti 2 eurų. Tai apsipirkti vaistų, tai turi dar papildomai mokėti, ar ką? Would you like a taste? Yeah, of course. These are sweet almonds coated with 4 sugars and 16 spices. Jo. Here we go. Atėjom į senovinį restoraną, į viduramžių restoraną. Hanza vadinas, Olde Hanza. Čia užsisakiau alaus iš ąsočio. Aš tai gera. Gera. Nesimato. O čia gera. Ojei. Čia alus su žolelėm. Ne, aš pasinesu gerai. Su žolelė, kažkoks senovinis. O gera? Gera, labai saldi. Atnešė maistą, duoną su žolelėm, užtepėlę ir grybų sriuba. Čia su sūriu kažkas. Lydė tas sūris. Ragaujam grybų sriubą. Labai aromatinga. Skanu? Jo, labai skaniai. Spėjom pavalgyti, žaibai neužėjo po kol kas. Va, kokie debesis. Nu jau prie pat. Tai dabar einam link viešbučio. Turėsim palaukti, kol praeis žaibai jo. Daug mažo apvaikščiojom visą miestą. Tai... Bet tu nuo to sūrio irgi privalgiai visai normaliai, ne? Tik te buvo, bet tas gėrimas tau irgi labai užsikimšo. A few moments later. Nuėjom į viešbutį, gal kokias, kiek prabuvom? 2-3 valandas. Apie 2 valandas prabuvom, pralaukėm, kol žaibai nueis, nes buvo čia pradėję lyti labai stipriai. Nuėjo tie baisus debesis, o dabar saulė išlindo, lyg niekur nieko, atrodo, nieko nebūtų buvę. Tai dabar turim 6:30 vakaro. Tai va, tai sakom, važiuojam dar į žvejų miestelį truputį, biški pasivaikščioti, čia biški yra 2 kilometrai nuo čia. Užsimetam dabar kuprinę. Ir varom. Atkeliavom į savo vietą. Kaip vadinas? Kalaramajana. Kvartalas, žodžiu, čia ir žvejų kvartalas, kur žvejai gyvena. Ir įdomus tas kvartalas, įdomus namai, čia visai kitokia architektūra, biški už miesto. Gamykla kažkokia senas fabrikas ar kažkas, va, kaminas per viršų pastatytas. Va, į kiemelę atėjom. Čia va praėjimą. Jo, čia skaitosi kultūros centras. Čia va, pavyzdžiui, kavos automatas, o čia matos kaip laidai atvesti neaišku iš kur. Žmonėm patinka tokie dalykai, kažkas kitokio. Čia daugiau gyvena neformalai, tokie prie meno žmonės. Čia niekas negyvena. Čia va, šitą gamyklą taip atrodys. Bet visai neužilgo, už poros metų. Po kol kas jokios statybos čia daug nesimato. Krausimo darbai gal dabar tik tai vyksta. Pakilimai visokie sudėti. Pusė šios kolonos buvo sunaikinta Taline, va šičia. Niekada nepamirškime šių rasinės neapykantos aukų. Aha. Aš galvoju, kad čia fabrikas buvo, ne žydų naikinimo zona. Čia va į uostą atėjom dabar. Ten fabrikas liko toli. Čia tokie biški kitokie laivai. Krovininiai, kariniai visokie va. Čia irgi kateriai, jachtos visokios. Laivo pavadinimas Valvas. Aha. Nu
Nu va, čia atėjom kažkur į kažkokią apleistą kavinę, kuri nedirba. Čia va, turėtų realiai kaip ir dirbti. Aiste, valgom vaisių miksą, koronos nealkoholinio, dar riešutų biškį, užpakalis užlapo. Taip va, sėdim. Čia va Estijos krašto apsaugos laivas. Čia irgi karinis kažkoks laivas su siųstuvais ant viršaus. M414. Gali išsinuomoti privačią sauną. Čia kiek jų ir tokių saunų? 1, 2, 3, 4, 5, taip žemynėin kažkaip. O čia va snekai visokie galite nusipirkti. Va tenai malkos, kur susikūreni. Čia gal skandinaviškas stilius daugiau, ne? Suomiškas gal daugiau. Home office daryti viską gali. Čia tiesiog įsinuomoja ir sėdi. Čia va tokie namukai, balkonai išsikišę. Įdomus dizainas ir kas įdomiausia, tai bėgiai nuo uosto eina va čia iki pat namų. Įdomi vieta, čia žmonių nemažai. Saulė kepina, šilta, geras oras. Čia einam, žiūrim. Tokie kupulai padėti suspausto metalo. Čia mašina, ne buvo? Čia irgi, čia visas mašinas. Mums įdomu, kas tie kubilai tenai. Visi sandėliai, kur anksčiau čia buvo, ką žinau, čia laivus tvarkydavo ar dar kažką, viskas yra naujai padaryta, barai, restoranai. Nu ir kaip į juos įeiti, tos rutulius. Suveteras. Ai, čia kaviniai priklauso viskas. Va tokie va sandėliai buvo plytiniai. O dabar autentika. Viskas super gražu. Nu, manau, šiandieną užteks, va, paspirtukus pasiėmėm. Važiuosim 3 kilometrus namo su boltukais. Reikia sakyti viso gero. Viso gero. Prisikurkom rytoj keliaujam į Suomiją. Čia galim užbaigti Estijos kelionę, Talino kelionę. Tikiuosi video patiko ir susitiksim kitame video bloge. Ate. Overthinking if I belong, but I'm where I need